Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO agentūra. Dabar daug kas kalba apie ChatGPT, dar daugiau kalba apie DeepSeek, labai ant bangos terminas DeepSeek, bet mažai kas kalba apie QuenChat, kuris yra gan rimtas konkurentas ir vienai ir kitai platformai. Dabar trumpai parodysiu, kas tai yra, paminėsiu privalumus ir vienas ar net du iš jų yra nemokamas paveiksliukų kūrimas ir net nemokamas video kūrimas. Video parodysiu pabaigoje. O paveiksliukus galima pamatyti, štai čia, jeigu paskrolinti į apačią, štai čia bus paveiksliukai, kurie buvo sugeneruoti. Gerai, kas tai yra? QuenChat yra dirbtinio intelekto platforma, kuri yra sukurta Alibaba Cloud, kurijas yra tas pats kaip ir DeepSeek. Pagal tai, kas yra žinoma šiai minutiai, platforma yra žymiai pranašesnė už ChatGPT. Pagal atliktus testus, štai čia yra palyginimai, benchmarko palyginimai, padidinsiu. Matosi, kad buvo palygintas QuenChat, DeepSeek, Llama, GPT 4.0 ir Claude Sonnet. Ir daug kur pranašesnis yra QuenChat. Ir bus nuoroda, kur galima pažiūrėti apie testo rezultatus, bet dabar trumpai apie QuenChatą. Kas tai yra? Dar turėčiau paminėti, kad Google nuo 2025 metų sausio mėnesio planuoja keisti savo požiūrį į turinį, kuris yra sukurtas su tokiais įrankiais kaip ChatGPT arba Claude, Quen ir kitais dirbtinio intelekto įrankiais. Ir video būtų galima, taip, video bus kažkur ekrane arba bus aprašyme. Taip pat yra štai čia, matau, štai čia yra nuoroda, bus galima pažiūrėti arba paskaityti apie tai, koks yra, kodėl Google keičia požiūrį į dirbtinio intelekto kuriamą turinį. Taip, grįžtame į QuenChatą. QuenChatas yra, taip, aš galiu parodyti, kaip jis atrodo. Vaizdas yra labai panašus į ChatGPT, kas naudoja, tai turbūt atpažino, net labai panašus į DeepSeeką, beveik, galima sakyti, vienodas. Štai čia gali pasirinkti Image Generation, Web Search, turi iš karto prieigą prie interneto, paveiksliukų generavimas ir video generavimas. Turiu paminėti, kad man užtruko ilgai sukurti, 2 video klipukai buvo sukurti, apie 5 sekundės, bet generavimas užtruko apie 30 sekundžių, apie 30 minučių ir kuriant antrą video gavau daug kartų klaidą. Tai ne iš pirmo karto buvo sukurtas. Ok, tai čia, kas naudoja ChatGPT, žino, kaip naudoti. Interfejsas yra aiškus, vaizdas yra aiškus. Svarbiausi skirtumai tarp QuenChatą ir ChatGPT yra tai, kad naudojamas didesnis QuenChatui DeepSeeko yra naudojamas didesnis tokenų kiekis. Tokenų kiekis yra, kiek informacijos gali būti apdorojama vienu metu. Tai pranašesnis yra Quen ir DeepSeek palyginus su ChatGPT. Ir duomenų bazės dydis irgi yra didesnis, bet čia lentelė yra padaryta pagal QuenChatą sugeneruotus atsakymus. Tai visa informacija yra, šaltinis yra QuenChatas. Tai tie skaičiai bus iš QuenChato. Taip, ir kas yra svarbu, kad ir ChatGPT, DeepSeek ir Quen gali generuoti turinį lietuviškai. Kiekvienas iš įrankių turi prieigą prie API, bet OpenAI, tai ChatGPT API prieiga yra mokama. Su Quenu, bent iš aprašymo parašyta, kad prieiga yra nemokama. Visi įrankiai turi, Quen turi nemokamai, ChatGPT turi mokamą prieigą. Taip, paveiksliukų generavimas, kiekvienas iš tų įrankių gali generuoti. ChatGPT mes tikrai naudojam dažnai, Quen paveiksliukus parodysiu, DeepSeeko paveiksliukų neteko man dar pabandyti. Video kūrimas, vėlgi, neteko bandyti, kaip kūrė DeepSeek. Queną parodysiu, ChatGPT video kurti negali. Ir visi įrankiai turi prieigą prie interneto. Čia kaip ir rodžiau, jeigu mes norime kaip ir ChatGPT ieškoti tarp interneto, Web Search, ir tada būtų galima suvesti savo paiešką ir tada bus atsakymas su nuorodomis į šaltinį internete. Ok, grįžtam tada į QuenChatą.
Gerai, tai parodysiu paveiksliukus ir parodysiu, kas buvo, pasakysiu, kokie buvo naudojami promptai. Promptas, čia buvo paveiksliukas, promptas apie tai, kad sukurk man paveiksliuką apie Vilniaus miestą, kad tikrai galėčiau atpažinti, kad tai yra Vilnius. Nu, buvo sukurtas toks paveiksliukas. Vaizdas man, sakykime, visai panašus į realybę, panašus į Vilnių, ne, tai čia gali spręsti. Galiu parodysiu, ką man buvo sukūrę. Tuo pačiu buvau iš karto ir pakūręs su ChatGPT. Čia promptas buvo sukurk man tokį pat paveiksliuką apie Vilnių. Čia man į Vilnių tikrai panašu, bet čia labiau yra apie pats paveiksliukas, mažiau panašus, gal labiau panašus į multiką, cartoon style, o Gveno visai buvo kaip ir net tokia, saulėta tikroviška diena. Taip, čia buvo paveiksliukas, čia promptas buvo apie sukurk man paveiksliuką su kačiuku, kuris valgo sausą maistą ir buvau paminėjęs brandą, bet prekės ženklą, bet jis niekur neuždėjo prekės ženklą. Dar porą paveiksliukų, vienas iš jų buvo padaryk man paveiksliuką Gven chat prieš ChatGPT, va toks buvo sukurtas paveiksliukas, ir kitas buvo promptas palygink ChatGPT su kitais įrankiais, buvau parašęs su kokiais ChatGPT, Gven ir kiti iš mūsų sąrašo, tai buvo sukurtas toks paveiksliukas. Dabar parodysiu video, kurie buvo sukurti su Gvenu ir galėsit jau tada parašyti, ar patinka tokie, ir pateiksiu savo komentarus. Taip, pirmas video yra toks, promptas buvo apie tai sukurk man video, kur SEO specialistas bendrauja su klientu ir rodo darbų rezultatus. Dar kartą galėsiu įjungti, atkreipkite dėmesį, kad jis generuoja su watermarku, štai čia po dešinėm. Kaip ir neblogas. Antras video buvo apie šuniuką, kuris valgo sausą maistą ir buvau parašęs, kad jis paminėtų konkretų prekės ženklą sauso maisto. Ir čia matosi ant video, kad niekur jis nepaminėjo to konkretaus brendo, bet aš manau, kad tokį video būtų galima panaudoti kaip ir Reelsui, jeigu dar papildomai su juo padirbėti, uždėti prekės ženklą, kažkokį gal intro arba papildyti, vienu žodžiu. Būtų galima panaudoti reklamos kūrimui tokį, pavadinkim, klipuką. Kaip ir minėjau, užtruko man apie 30 minučių sukurti kiekvieną iš tų video. Tiek šiam kartui, jeigu jūs dar nenaudojat dirbtinio intelekto arba ChatGPT savo versle, apie tai turime kursą ir kursas pradedantiesiems, nuoroda bus aprašyme, kaip pritaikyti ChatGPT savo verslui. Taip pat galima, pagal logiką, galima pritaikyti ne tik ChatGPT, bet kiekvieną iš platformų, Claude, Gven ir panašiai. Tiek naujienų šiam kartui, tiek žinių. Iki.